Asamblėjos rengimas apima visus, tikrai visus, visų amžiaus grupių, net ir naujasis kartas. Ir jaunimas, paaugliai siunčia savo indėlį. Bet ne vien jie, yra ir vaikų. Vaikai iš viso pasaulio siunčia piešinius. Štai keletas piešinių, kuriuos atsiuntė iš Bento, Matėjus, Karol ir daugelis kitų iš Brazilijos, Filipinų, Meksikos ir įvairių šalių. Prašau ir toliau siųskite juos. Analiza, atleisk, dabar norėčiau trumpam užsukti užkulisius, nes vyksta tiesioginė transliacija. Ir svarbiausia, turime padėkoti daugybė vertėjų, kurie kabinose čia, auditorijoje, verčia realiuoju laiku. O taip pat ir daugybė vertėjų visame pasaulyje, kurie verčia savo vietos bendruomenėms. Galbūt turėtumėm jiems visiems paploti. A te, Annalisa. Esu čia su Margaret ir Jesus, tad grįžkime prie susitikimo pabaigos. Baigdama, tu kalbėjai apie artumą. Praėjusiais metais mes taip pat koncentravomės į artumą. Kaip judėsime toliau? Nes, kaip matėte iš kolegamento reportažų, susidūrus su įvairiomis realybėmis, įvairiose pasaulio geografinėse zonose, visomis žiniomis, visų gyvenimu, kurį jie mums atnešė, su skausmais ir džiaugsmais, aš vis labiau supratau, kuo toliau slinko susitikimo dienos, kad ši artumo tema, į kurią buvome susitelkę šiemet, buvo pagrindinė, stipriausia realybė, kurią mes visi pasaulyje bandėme gyventi. Ir aš mačiau, kad tai buvo tema, ne tema, realybė, kurią reikia gyventi, kuri galėjo būti pritaikyta visiems konkretiems mūsų dvasingumo aspektams. Tad žinodama viską, kas įvyko pasaulyje, sakiau, taip būtų nuostabu, jei galėtume dar labiau tai įgyvendinti praktikoje, bet galvodami apie įvairius gyvenimo aspektus. Tada užrašiau keletą pastabų, kad nieko nepamirščiau. Artumas yra širdžių, sielų, patirčių bendrystė, bet taip pat ir gėrybių bendrystė. Artimumas mus skatina skelbti Dievo meilę visiems žmonėms, kuriuos sutinkame savo gyvenime. Artimumas dar labiau skatina mus vienyti su Dievu, su tuo Dievu, kuris Jėzuje tampa mums artimas. Šis susivienimas su juo dar labiau skatina mus eiti link žmonių, visų žmonių, labiausiai kenčiančių, visų žmonių. Artimumas sukuria tikrą šeimos jausmą. Tai dvasia, kuri turi įkvėpti visas mūsų bendruomenės. Bet tai taip pat yra rūpinimasis kūrinyje, tai taip pat ir svarbiausia rūpinimasis santykiais. Tada artimumas pasireiškia tuo, kaip mes prižiūrime aplinką, kurioje gyvename, derindami ją su tautos, kurioje vykdome savo misiją ypatumais ir papročiais. Išmintis, kuri kyla iš Dievo, yra artimumo, kuris turi įkvėpti viską, ką darome kiekvieno artimo labui, šaltinis. Artimumas sukuria vienybę. Tai mus skatina komunikuoti tūkstančiais būdų. Todėl aš pasiūliau toliau gyventi artumu iki asamblėjos. Jis mus paruoš asamblėjai visais konkrečiais mūsų gyvenimo aspektais, dalinantis patirtimi ir stengiantis gyventi šią bendrystę su visais žmonėmis aplink mus. Jesus, šiomis dienomis teko išklausyti įvairių liudijimų ir patirčių iš viso pasaulio. Koks tavo įspūdis, kas tave labiausiai sužavėjo? Na, daug dalykų mane tikrai sužavėjo, bet norėčiau pabrėžti vieną. Vietos bendruomenių gyvenimas ir vietos bendruomenių svarba ateityje.
Kaip žinote, vietinėse bendruomenėse susirenka žmonės, kurie yra įsitraukę į judėjimo šakas, bet taip pat ir judėjimo nariai, bičiuliai, daug narių bičiulių. Ir mes tikimės, kad narių su savo talentais, patirtimi, brandumu ir laisve bus vis daugiau. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes vietinės bendruomenės yra veikimo įsikūnijimas. Arba, dar geriau sakant, jos padeda veikimui visiškai įsitvirtinti pasaulyje. Pasaulyje, kuriam reikia idealo. Mes tai žinome. Kuriam reikia Dievo, kuris turi būti sugrąžintas Dievui. Bet pasaulis toks, koks yra. Pasaulis su visais gražiais dalykais, bet taip pat su tragedijomis, skausmais, kaip matėme, su savo pažanga visose srityse, o vietinės bendruomenės yra ten, jame. Nežinau, ar prisimenate, popiežius Pranciškus kartą kalbėjo apie nematomus miestus. Jis turėjo omenyje neigiamus nematomus miestus, tai yra mafija, nusikalstamas grupuotės, kurios knibžda miestuose ir tikrai vaidina lemiamą vaidmenį, ženklina miestų gyvenimą. Manau, kad mūsų bendruomenės taip pat gali būti šie nematomi miestai, kurie gyvuoja ir keičia pasaulį. Tikrai jį keičia. Taigi, manau, kad tai yra esminė realybė, į kurią tikrai turėsime dar gilintis. Tačiau iš mūsų delegatų pasakojimų matėme, kad jos jau yra labai gyvos ir labai įvairios. Būtent todėl, kad jos yra veikimo įvairovės išraiška. Vietinė bendruomenė Afrikoje, bendruomenė Niujorke, bendruomenė Sirijoje nėra tas pats dalykas. Manau, kad tai man labiausiai įstrigo ir suteikia vilties, netgi galvojant apie ateitį. Per šį kolegamentą norime padėkoti visoms bendruomenėms, kad jos šias 2 savaitės taip glaudžiai gyveno su mumis. Gavau žinučių iš viso pasaulio, kad žmonės meldėsi ir aukojo savo skausmus. Todėl didelis ačiū visiems, kurie dabar klausotės, kurie šias dienas praleidote su mumis, nes mes tikrai jautėme, kad čia buvo visas pasaulis. Be to, norėčiau ypatingai pasveikinti Liučią Ardentę, kuris, kaip žinote, yra budistų vienuolis, visada palaikęs labai asmenišką ryšį su Kiara Lubik. Vėliau be abejo ir su Emaus. Per šiuos metus jis man vis atsiunčia žinutes, laiškus ir netgi dėl šio susitikimo jis susisiekė su manimi mažiausiai 2 ar 3 kartus. Norėdamas išreikšti, kad meldžiasi už mus, galvoja apie mus. Tad žinodama, kad Liučia Ardentė dabar stebi transliaciją iš Bankoko, siunčiu jam nuoširdžiausius sveikinimus nuo visų mūsų esančių šioje salėje. Priartėjome prie pabaigos. Ačiū, Margaret, ačiū, Jesus. Kaip Margaret priminė, mums šio kolegamento pradžioje, žiūrėdami į kalendorių, matome, kad spalio 1 dieną numatytas svarbus renginys. Castel Gandolfo Marijapolių centre vyks Raising Hope renginys. Jį organizuoja Laudato Si judėjimas, kurio partneris yra Populiarų judėjimas. Spalio 1 dieną renginyje taip pat dalyvaus popiežius Leonas ir daugelis kitų
kitų autoritetų. Tiesioginę transliaciją galite stebėti Vatikan Media kanalais. Kolegomento transliaciją galite peržiūrėti YouTube kanale įvairiomis kalbomis. Spustelėdami varpelį galite gauti naujienas, kai bus skelbiamas naujas turinys. Primename mūsų kontaktus. Galite mums rašyti, siųsti savo bendruomenių nuotraukas, galbūt šio vakaro nuotraukas, kai kartu žiūrėjote transliaciją. Galite mums atsiųsti atsiliepimus apie šio vakaro transliaciją, taip pat savo patirtis, siekiant taikos. Kaip tarė Margaret, galite pasidalinti patirtimis apie artumą, kad galėtume gyventi artumu per pasidalinimą patirtimis ir padėti mums gyventi artumu komunikacijos srityje, nes tada galėsime paskelbti šias patirtis tiek svetainėje, tiek kolegomento transliacijoje. Gerai, tai viskas. Susitiksime kitame kolegamento susitikime šeštadienį, gruodžio 13 dieną. Iki greito. Yeah.